įspūdingais tempais, dygstantis namas gamtos apsupti. Dar birželio pirmosiomis dienomis filmavau šį namą ir darbų buvo padaryta ne tiek ir daug. Prisiminkime tą įrašą. O dabar apžvelgime pagrindinius įdomiausius šio namo sprendimus. Apeinam, pasižiūrim. Reiktų atkreipdėmėsi į varžtelius. Varžteliai nudažyti tokios pačios spalvos kaip ir dailylentė. Šiuo metu yra baiginėjamas jau pamato šiltinimas. Dar užsiteps juoda mastika ten toj vietoj, kur gruntas susilies su namu ir dėsis speciali tokia plėvelė. Namo viduje matosi paruošiamasis sluoksnis grindų betonavimui, sudėtas armatūros tinklelis. Na ir šilta šiaurė, nebūtų šilta šiaurė, jeigu nesugalvotų kažko unikalaus, įdomesnio negu įprasta. Žiūrėkit, kaip jinai pririšo šitą namą prie žemės, tikriausiai tam, kad vėjas nenupūstų. Jeigu rimtai, tai visai toks originalus, įdomus sprendimas lietaus nubėgimui. Atviri pakalimai, tai yra matosi gegnės ir apšvietimas, žiūrėkit, kaip įmontuotas bus lemputės švies tarpuose. Turėtų atrodyti visai įspūdingai. Vėdinimo anga irgi pritaikyta pagal tą pačią spalvą, kaip ir dailylentė, beveik neišsiskiria iš fasado. Modernaus stiliaus langų apvadai, tai yra, kai jų tiesiog nėra. Tai yra modernus stilius. Na, žiūrėkit, kaip jie sueina, tiesiog dailylentės tos pačios, kalamos nuo lango ir va taip sueina su siena. Jokio apvado nėra. Viršutinė apvado užbaigimo dalis, tai yra dailylentė tiesiog nupjauta kampu tam, kad vanduo gražiai nulašėtų ant tos skardinės palangės. Tai va tiek trumpai apie šitą nuostabų namą. Galbūt kitose įrašuose parodysiu jį iš vidaus. Ačiū Jums už dėmesį.